Dovydą Giedraitį. Paskutinė ataka pirmame ketvirtyje. Ji priklauso būtent Utenos komandai. Išsikeičia gynyboje žalgiriečiai. Atakuoja dabar Meneka Valinskas. Metimas netaiklus ir pražiopsotas Evaldas Šaulys. Pirmojo rungtynių kėlinuko 104-67. Tendencija jau 2 kartus dar gali būti sutapimas, 3 kartus tai jau tikrai yra tendencija. Čia Franešas. 3 sekundės lieka, Valinsko priverstinis metimas nepavykusi Juvės ataka, bet Šaulys atkovoja kamuolį. Kai surastas Beniušis ir taškai iš krepšio. Tai taiklus tritaškis šiose rungtynėse. Taškų nėra. Pagalbos, Paštas toliau išskirias kamuolį dabar. Atiduodamas jis Evaldui Šauliui ir Evaldas Šaulys. Neleidžiant išmesti tritaškio. Šaulys įsėmė dešinę ranką. Kostičiaus nurodymas. Oi, Šaulys atėjo.
Alekas Sirvydis ir Džordže Gagičius. Tritaškių